Laisvės TV, tyriamosios žurnalistikos centras Siena ir Baltarusijos tyrėjų kolektyvas Biuro pristato bendrą žurnalistinį tyrimą Kandidatas ir Kondiškės. Kalbėti apie sankcijų apeidinėjimą, tai turbūt net nėra ko kalbėti. Aiškios yra teisinės pasiekmes tokiem asmenim. Vėgėlių valdoma Vilpros įmonė netikėtai atrado tokias atviras rinkas, kad vienu metu Lietuva tapo lyderė Europos Sąjungoje. Dideli kiekiai. Pilnom mašinom, kad nebūtų tuščių tarpelių. Ar tai, kad eksportas krito į visą tą regioną, rodo, kad didelė dalis to eksporto iki tol buvo iš tikrųjų sankcinės prekės? Galima daryti tokią išvadą. Ir kaip gali vėgėlių verslo partneriai būti registruoti neegzistuojančiame verslo centro aukšte Kirgizijos sostinėje? 8 aukštai. Mavic Expert registruota 13 aukšte. Centrinės Azijos stebuklai. Atsakymai tyrime Kandidatas ir Kondiškės netrukus per Laisvės TV.